Dainos iš SMK Užgavėnių. Iš Lenkijos Patvorių. Matai, kokį gražiai. Biški papovą, kol atvažiavo, bet nieka tokį. Imkiam kitą, nu tas irgi niekad. Nori veina, čia elitinės čigonėlės, suprantat. Paskutinis mados klyks. Taip, mes labai madas gaudom. Pagrindinis akcentas esamas. Pastebėjot, čia lūpos. Čia neatsiejami dalykai. Kuo natūralų? Mūsų šūkis, kuo daugiau, to geriau. Taip, kaip mes. Nesipykstat nei su vienu berneliu. Nu, bet ateitis laukia iš jūsų, va, tikrai bus. Jūs 7 matau. Žinokit, pažymys, va, sesijos pažymys vienas artėja. Nu, nežinau. Tai kas čia per gėrimas? Čia yra jaunystės eleksyras. Nuo ko jaunystės? Taip, pat jau išgersi, tai yra jaunystė. Oda pagražėja, kaklų oda pagražėja. Norit paragauti? Norit? Kur mano kolegė? Ramutė. Tai jaunystės eleksyras šiandien neišduosim recepto. Mums ne. Recepto ne. Ne. Čigonė. Prašom. O kiek dozuoti negalima. O kiek metų atjauniesiu? Nu, žinokit, kiekvienai skirtingai. O taip, nu jo, žinokit. Jau prisivalgiau taip visus 3 didelius blinus. Šauniai pasiruošėt studentai. Tokie gražus, spalvingi, nuotaikingi, užkūrė visą Užgavėnių pirtį čia. Šaunuoliai. Prisivalgiam, prisigėrėm. Prisivaišinom, prisipūrėm. Eik tu sau. Iki kitų metų Užgavėnių. Iki. Pirmadienį paminėjome Lietuvos nepriklausomybės dieną, todėl paklausinėkime mūsų studentų, ar linksmai jie atšventė vasario 16-ąją. Baliavojom pas draugą, sėdėjom, žiūrėjom per LNK naujametinį žiburėlį, sulaukėm 12 valandos, išėjom žiūrėti ferverkų, ferverkai buvo labai gražus, baliavojom ir labai linksma buvo. Su savo artimaisiais draugais, pas draugę. Nebuvo daug žmonių, bet aš manyčiau, kad geriausia švęsti su artimaisiais ir su šitais, kurie visada su tavim ir kurios norėtų matyti per visus savo metus. Šią šventę aš neatsimenu, ne? Kartu šventė. Jo. Gerai, šiltai, paprastai. Jaukiai. Puikiai. Su nostalgija iš tikrųjų, su pamastymais, kas buvo per visus metus gero ir blogo ir ko tikiuosi kitais metais ir panašiai. Na, aišku, su šventinė nuotaika. Ši šventė man reiškia skaudžius prisiminimus. Ši šventė reiškia tai, kad gali kažką pradėti iš naujo, žengi naują gyvenimo etapą. Šventė, tiesiog, kurią visi švenčia. Naujų iššūkių pradžia. Tiesiog pamastymų diena galbūt, ką toliau daryti. Na, šita šventė labai įvairiai, kol esi dar vienas, neturi šeimos, neturi vaikų, tai galbūt tą šventę vis tiek įsivaizduoji triukšmingai, su daugybė fejerverkų, su draugais, kompanijoje, gal net ne namuose, kažkur kitur ar klube, ar išvykoj. Tai vat geriau nutilėsiu. Tai linksmai atšventėt, kaip suprantu. Kas linksmai, kas ne. Nu tai jo, linksmai. Šventėm su draugais bute. Aišku, oras buvo labai prastas, nes buvo didžiulis rūkas ir nusprendėme į centrą iš vis net nevažiuoti. O draugai gyvena prie Lietuvos banko, tai išėjom į lauką ir pradėjom ten šaudyti fejerverkus. Tai visi nusprendė, kad Lietuvos bankas, įvedinėjant eurą, bus ten, nežinau, pamyšę, ten sutrykė, kad galbūt čia jos kažkas bombarduoja vos ne. Na, jų visą laiką būna, bet draugų neišduosiu.
Na, o dabar pažiūrėkime, kaip mūsų studentai atšventė Valentino dieną. Ar daug kas jiems prisipažino meilėje? Įdomu ar ne? Aš tai žinau, bet intrigos neatskleisiu. Pažiūrim reportažą. Ar prisipažinai kokiai nors merginai meilę? Sakykim. Sakykim taip, ar ne? O tau ar kas nors prisipažino meilėje? Sakykim, ar ne? Kokiais paslaptingi abu. Kaip tu praleidai Valentino dieną? Aš kaip praleidau Valentino dieną? Nieko, namie buvau. Namie buvai, ar gavai nuo ko nors prisipažinimo meilėje arba meilės laiškelį, dovanų? Visiškai nieko, ar ne? Tai tavo Valentino diena buvo labai mergaitiška, ar ne? Vieniša. Vieniša. Ar gavai laiškelį? Taip, gavau. Ar daug jų gavai? Ar tik vieną? Vieną. Vieną vienintelį, ar ne? Ir nuo ko tas laiškelis buvo? Nuo to žmogaus, kurį aš dabar myliu. Kodėl buvai viena per Valentino dieną? Aš nebuvau viena. Aš per Valentino dieną tapau viena. Ar norėtum tam vaikinui perduoti, asmeniui perduoti žodį? Ne, nenorėčiau šiam nieko jau perduoti. Ar galėtum dabar tiesiai į kamerą prisipažinti meilį? Žinoma, galėčiau. Prašau. Violeta, aš tikrai tave labai myliu. Ir aš noriu, kad būtų mano mergina visą mano likusį gyvenimą. O, tai buvo labai miela. Ačiū tau. Na, o šią savaitę tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime lygiai po savaitės. My feet are really hurting and my back is aching up. My body's certainly weary and my legs are shaking up. I'm searching for so long to get through destiny, but I can't find the arrow key. Been climbing up the walls, but I am falling down.